Labas, aš esu Irena Strazdienė. Esu jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien keliausime į nėščiųjų mankštą, kuri, kaip matote, bus su kamuoliu. Mums reikės kilimėlio ir pledo po keliais pasidėti, jeigu bus per kieta. Įsitaisykit patogiai ir pradžiai ką padarysim, tai pastumdysim dubenį pirmyn atgal. Idealiu atveju, jeigu turit veidrodį ir matot save, neturit, tai neturit. Pilvuką atpalaiduojam ir šiek tiek dubuo linksta į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Neįtempkit sėdmenų, nesikuprinkit. Kvėpavimas ramus, tolygus. Dar vieną kartą. Ir dabar pastumdysim dubenį į šalis. Į vieną pusę įkvepiam, į kitą pusę iškvepiam. Dar po vieną kartą. Čia turi būti minimaliai pastangų, nepersistengkit. Ir suksim dubenį ratu. Neskubėkit, kvėpavimas ramus, tolygus. Šitas dubens sukimas, kiek žinau, daugeliui ir gimdymo metu praverčia. Ir į kitą pusę. Ir sustojam. Pėdomis gerai jaučiat grindis, dubuo neutralioj padėty. Nei per daug pirmyn, nei per daug atgal, per viduriuką. Ir tada nuo dubens, nuo savo stiprių kojų mes augam į viršų, stengiamės per daug neišsiriesti per juosmenį ir nekeliam pečių, kai kvėpuojam. Čia toksai namų darbas visą laiką stebėti save veidrodyje, kai jūs įkvepiat. Ar būna taip? Ar būna taip? Kai pečiai nekyla. Tai va, užduotis, kad pečiai nekiltų. Rankos patogiai guli arba delnais žemyn arba aukštyn ir įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Per vamzdelį iš lūpų, stipriai lūpų neįtempkit, toks ganėtinai intensyvus turi būti pūtimas ir skaičiuojam. Įkvepimas netrumpiau nei 5. Iškvėpimas 2-3 skaičiais yra ilgesnis. Jeigu įkvepiat jūs per 7, tai reiškia iškvėpsit per 9, 10. Pasiruošiat ir labai lėtai įkvėpinėt. Galit užsimerkti. Neskubėkit. Ir dar vieną kartą. Gerai, dabar grįžtat prie savo natūralaus kvėpavimo. Gali būti, kad apsvaigo galva. Jeigu nepraktikuojat kvėpavimo, tai taip gali būti. Ir pradėsim galvą nuleidinėti link peties. Peties nekelti, tik tai galva leidžiasi į vieną pusę ir į kitą pusę. Noriu atkreipti dėmesį, kai nuleidinėjam galvą link peties, mūsų smakras nekyla. Smakras yra nuleistas. Įkvepiam į vieną pusę, iškvepiam į kitą. Ir bandysim dabar daryti tokią bangą, piešim begalybės ženklų. Aš nuleidžiu galvą link vieno peties, čia padarau kilpelę, tada riedam į kitą pusę ir čia padarom kilpelę.
nekeliam pečių, stebėkit, kaip visas kūnas nori jums padėti. Tai būna rankos įsitempia, tai būna kaklas arba pečiai įsitempia, arba dantis sukandam, arba sėdmenis įtempia. Viską atpalaiduojam. Taip, atsimenat, į kurią pusę darėt bangą ir dabar į kitą. Banga, toks begalybės ženklas. Banga. Pasukam pečius. Pirmiausia, pečiai kyla prie ausų. Tada mes juos stumiam atgal, nuleidžiam žemyn, į priekį, aukštyn, atgal, žemyn, į priekį, aukštyn, atgal, žemyn. O dabar į kitą pusę. Aukštyn, į priekį, žemyn, atgal, aukštyn, į priekį, žemyn, atgal. Dar vieną. Aukštyn, į priekį, žemyn, atgal. Ir nuleidžiam rankas, truputėlį pečius papurtom, atpalaiduojam. Jeigu jaučiat, kad pečiuose yra įtampa, atkėlėt ir numetat žemyn. Ir taip galim kelis kartus ir pajusim, kad pečiai atsipalaidavo. Gerai. Rankas ištempiam į šalis ir sugniaužiam kumščius. Kumščius gniaužia taip, tarsi spaudžia citriną. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir įkvepiam, iškvepiam. Irgi stebėkit, gali būti, kad ir kojų pirštai pasijungia, ir sėdmenys pasijungia. Stengiamės viską atpalaiduoti. O dabar greitai. Gniaužiam. Leidžiam pečius, kvėpuojam ramiai. Dar. Ir delnai į lūpas. Atidarėm krūtinę. Įkvepiam. Sukam dabar rankas taip, kad delnai vėl žiūrėtų į lūpas. Ir įkvėpimas atidarėm krūtinę. Ir iškvėpimas šiek tiek uždarėm. Ir dar vieną kartą. Pabandykit, kad rankos liktų pečių aukštyje. Ir dabar delnus nuleidom žemyn, pečius atpalaidavom. Įsivaizduokit, kad rankas padėtum kažkokių spintelį. Ir gerai atpalaiduojam pečius. O rankos ilgėja į šalis, o pečius dar labiau atpalaiduojam. Ir dar rankos ilgėja. Ir dar atpalaiduojam pečius. Vieną ranką leidžiam žemyn ant kamuolio, kitą keliam į viršų. Įkvepiam. Iškvėpimas slystam per kamuolį į apačią, tempiamas ir šiek tiek stumia dubenį. Įkvėpimas grįžtam į centrą, tik neskubėkit. Pirmiausia, mes išsitempiam aukštyn. Ir tik paskui su iškvėpimu judam dubenį. Šalį, ranka irgi tempiasi į šalį. Keičiam. Dar į galvos padėtį noriu atkreipti dėmesį. Kai tempiatės į šalį, nenumeskit galvos visai, tik neužkirskit. Jinai lankščiai jungiasi prie kaklo, o kaklas prie stuburo. Įkvepiam ir iškvepiamas. Gerai. Pasukam dubenį. Gali būti, kad jisai šiek tiek sustingo. Įsitempia. Kamuolys sukasi su garsu. Ir bandysim nuleisti dubenį žemyn. Kas pirmą kartą dirba su kamuoliu, daro tą lėtai, atsargiai. Pirmiausia, nuleidžiam dubenį, priglaudžiat juosmenį prie kamuolio. Rekomenduoju daryti basom, nes jeigu darysit su kojinėm, kojinės gali nučiuožti. Tai, kad būtų saugiau, gerai pėdomis į kilimėlį įsispraudėm. Ir dabar įkvėpimas dubuo žemyn leidžiasi, iškvėpimas tiesinam kojas. Jeigu jaučiat, kad vargsta kaklas, dėkit rankas po galva. Dar kartą.
pabandysim pasiūbuoti į šalis. Darot savo amplitudėj. Nepersistengiam. Mes sukamės į vieną pusę ir į kitą pusę. Tarsi noriu ant vienos alkūnės pasisukti ir ant kitos. Pėdos irgi gali dirbti, judėti, sukiotis, kaip jum jau gaunasi. Gerai. Dabar dedam delnus ant kamuolio ir kojų pagalba užriedam atgal ant kamuolio. Ir kylam. Vieną koją išstumiam į priekį, aukštas įtūpstas. Šiek tiek pasižiūrit, kad dubuo nebūtų pasisukęs, pasitaisom vos. Jeigu labai išreikšta lordozė, juosmeninis linkis, pabandykit vos dubenį pasukti po savim, kad juosmuo taptų šiek tiek tiesesnis. Krūtinė atverta, žvilgsnis tiesiai. Jaučiat priekinę pėdą, gerai spaudžiat pėdą į kilimėlį. Čia mes įkvėpsim, su iškvėpimu tiesinam koją ir kulnu stumiamės pirmyn, kojos pirštus keliam. Kas neišlaikot pusiausvyros, pėda nuleista. Įkvėpimas koją lenkiam, iškvėpimas tiesinam. Ir įkvėpimas koją lenkiam, ir iškvėpimas tiesinam. Liekam čia. Vėl pasitikrinant, kaip juosmuo. Palinkstam truputėlį į priekį, taip kad su galinė koja kūną sudarytų daugmaž vieną liniją. Ir čia stiebiamės galinę koją. Kai stiebėtės, atkreipkite dėmesį, ką daro kulnas. Jisai neturėtų taip žgriūti, sukiotis. Pirštai žiūri pirmyn, kulnas žiūri atgal. Ir įkvėpimas stiebiamės, iškvėpimas kulnas žemyn. Ir įkvėpimas stiebiamės, ir iškvėpimas žemyn. Ir dar kartelį pasistebėm. Žemyn. Ir dabar sukatės į centrą, aš nusisuksiu nuo jūsų, bet matot mane veidrodyje, ir pasibuojam į šalis. Vieną koją lenkiam, kitą koją lenkiam. Atkreipkite dėmesį, kai lenkiu koją, kelias yra virš kulno. Vieną koją lenkiam ir kitą koją lenkiam. Dabar kojas priartinam ir bus kita koja priekyje. Čia sunkiausia užduotis, dažniausiai visos sako, kurią koją aš dariau. Tai pakeičiam koją, atidaryta krūtinė, žiūrim tiesiai ir įkvėpimas, koja sulenkta, iškvėpimas, koja tiesiai. Įkvėpimas, koja lenkiam, iškvėpimas tiesiai. Dar kartą lenkiam ir tiesiai. Sulenkiam koją ir kūnas į vieną liniją su galinė koja. Galva irgi, tai reiškia, kad galva nenusileidusi žemyn, o vienoje linijoje su kaklu ir stuburu. Ir stiebiamės. Kulnas kyla, kulnas žemyn. Įkvėpimas, iškvėpimas. Pečių nekeliam, dantų nesukandam. 3 kartai ir vėl sukamės į kamuolį, kojų pirštai šiek tiek į šalis ir vieną koją lenkiam, kitą koją lenkiam. Galit pajungti rankas. Kai kojas lenkiasi, mes tempiamės į šalį. Ir dar vieną kartą. Priartinam kojas. Palengva. Ir dabar kamuolys kol kas į šalį. Priekinė koja yra sulenkta, galinė tiesi. Mes įsispraudėm pėdom į kilimėlį. Aš tarsi savo pėdomis noriu suplėšyti kilimėlį. Toks geras stumimas į šalis. Kas jaučiatės stabiliai ir tikrai žinom, kad išlaikysit pusiausvyrą, galit kelti kojų pirštus, kai keliat rankas.
žvilgsniai galbūt tada neperkelkite viršų, galbūt žiūrėkite tiesiai. Vis tiek saugumas yra pirmiausia. Ir su iškvėpimu rankos nusileidžia į pečių aukštį, kojas sulenkia. Vėl įkvėpimas. Kas nekeliant pirštų, tai pėda lieka prispausta, žvilgsnis į delnus. Ir iškvėpimas, rankas nuleidžiame į pečių aukštį. Ir dar kartą įkvėpimas ir iškvėpimas. Koja lieka sulenkta. Dedam ranką ant kojas, petį atpalaiduojam, kita ranka suks ratą ir bandom žiūrėti į delną. Įkvėpimas, sukam didelį ratą, iškvėpimas leidžiamės, kartu su ranka sukasi krūtinės ląsta. Atkreipkite tai dėmesį. Kai ranka leidžiasi, krūtinė leidžiasi žemyn, kai ranka kyla, krūtinė atsisuka į šalį. 3 ratai į vieną pusę ir tada į kitą pusę. Žiūrit į nykštį. Spauskit galinę pėdą. Iš ten ateina stabilumas. Ir neužgriūkit labai stipriai ant priekinio peties, ant apatinio peties. Gerai. Ir vėl atkylam antras karys. Ir kojas galim iš karto pakeisti. Jeigu jaučiat, kad per sunku, tai kojas priartina, truputėlį pasivaikščioti, galit po kambarį pasivaikščioti. Ir tada vėl kojas plačiau, lenkiam vieną koją. Rankos į šalis, pečių aukštyje, nepersistengiat. Bet vėlgi, jos neturi būti va čia. Pečių aukštyje, jeigu turit veidrodį, idealu, kad save pasitaisyti. Įsispraudėm pėdom, stumiam kilimėlį į šalis ir tiesinam koją, pirštai arba kyla, arba ne. Iškvėpimas, rankas nuleidžiam į pečių aukštį. Įkvėpiam, tempiamės aukštyn ir iškvėpiam. Dar vieną kartą. Aukštyn įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dabar ranką padėjom ant kojos, iš karto apatinį petį atpalaidavom. Sukam kitą ranką, kartu sukasi krūtinės ląsta. Atsisuko, kai ranka į lubas, kai ranka žemyn, krūtinė žemyn. Galite įsivaizduoti, kad krūtinės ląstoj turit prožektorių ir juo piešit apskritimą. Švieselė kyla į kitą pusę dabar ir leidžiasi. Kylam, kvėpuojam, žiūrim į nykštį. Ir dar vienas ratas. Gerai. Atkylam, kojas vėl šiek tiek priartinam, pavaikštom. Ir kojas šiek tiek plačiau, dabar jau kojų pirštai į šalis maždaug 45 laipsniai, kojas sulenkia. Rankos ant dubens ir pasupam savo dubenį pirmyn atgal, neskubėkit, ne su keliais kartu tą darom, kojos stabilios ir tik dubuo. Pilvukas atpalaiduotas, šitą atkreipkite dėmesį. Pilvo apačia, laisva, kvėpavimas laisvas. Ir dabar sukam ratą. Vėlgi be kojų, tik dubuo. Į kitą pusę. Gerai. Truputėlį sugrįžtam ir leisime žemyn. Pasiimam paklotuką. Susigrąžinam kamuolį. Manęs dažnai klausia, ar galima be paklotuko? Galima, bet su sąlyga, kad jums gražiai prisispaudžia blauzda. Jeigu blauzda yra pas jūs va taip, tai tada geriau būtų va taip susukti volelį, kad jūs jaustumėt spaudimą į savo čiurną ir jūsų kojas dirbtų. Gerai, kuri čia koja, kad jums geriau matytųsi, dešinę išstumė į priekį, kamuolys šalia.
Žvilgsnis tiesiai ir su įkvėpimu judant pirmyn pasistebėm, su iškvėpimu kulnas stumiasi pirmyn, pirštai kyla į lubas, o mes tiesia nugara šiek tiek leidžiamės žemyn. Ir įkvėpimas ir iškvėpimas. Kokie 3-4 kartai. Dabar koja paeina šiek tiek į šalį, ypač jeigu jau didelis pilvukas, kamuolys tiesiai prieš save, išsitempiam rankomis pirmyn. Įkvepiam, apvalia nugara, kylam, iškvepiam. Ir tiesia nugara, tempiamės pirmyn, įkvepiam. Ir apvalia nugara, iškvepiam. Ir dar vieną kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Pakeičiam koją. Patiesinam nugarą. Judam pirmyn. Keliam kulną. Įkvėpimas. Iškvėpimas kulnų stumiamės pirmyn. Tiesinam koją. Laikom nugarą tiesiai. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą, kad jisai būtų ramus, tolygus. Dar vienas kartas. Ir dabar koja šiek tiek paėjo į šalį, kad netrukdytų šlaunis pilvukui. Ir išsitempia pirmyn, įkvėpimas. Apvalia nugara, kylam, iškvėpimas. Tiesia nugara, leidžiamės, įkvėpimas, iškvėpimas. Rankos yra pečių plotyje, nenusiaurinkit labai. Liekam ant abiejų kelių. Ir dabar rankos į šalį, dubuo į priešingą pusę. Įkvėpimas centre, iškvėpimas, dubuo. Vieną pusę, rankos į kitą. Ir pakaitaliojam. Nereikia atsisėsti ant grindų. Mes tik tai užvedam dubenį už savo pėdų. Paskutinį kartą padarom. Tai dabar atsistojam šonu. Įspaudžiam gerai pėdą į kilimėlį, pabrukom stuburgalį, atkėlėm ranką viršutinę ir paskui kamuolį išsitempiam. Dabar pas ką rankos silpnos, jūs dedat ir dilbį. Pas ką stipresnės, jūs paliekat delną. Ir čia pasukiojam šiek tiek krūtinę žemyn, krūtinė atsisuka į šalį. Kai krūtinė atsisuka tiesiai, šitoj padėty stebėkite apatinį petį, kad jisai neišvažiuotų į priekį. Ir dar įkvėpimas, iškvėpimas, paskutinis įkvėpiam ir iškvėpiam. Šitas nelengvas buvo. Ir kita pusė. Prispaudėm pėdą, pasukom dubenį, ranka į vieną liniją su koja. Ir pabandom pasukioti krūtinę žemyn, krūtinė į šalį, visą laiką pabruktas stuburgalis. Ir dar vieną kartą. Antra pusė kažkaip visą laiką lengviau. Gerai, dabar galite sėdėti ant grindų, galite sėdėti ant kamuolio. Aš gal atsisėsiu ant kamuolio. Vėl pasukam dubenį. Rankos patogiai, paridenam galvą. Į vieną pusę, į kitą pusę. Sustojam per vidurį. Ir bus toks kvėpavimas, kuris padeda
didinti plaučių tūrį. Mes užspaudinėjam, atleidinėjam šnerves įkvėpimo metu, iškvėpimas bus ilgas per burną, per vamzdelį. Visą laiką įkvėpinėjam. Ir kai jaučiu, kad viskas, įkvėpiam. Ir dar vieną. Išsitempiam aukštyn, suglaudžiam delnus ir padėkojam savo už praktiką, padėkojam savo už kokybišką laiką su savim, laiką su mažyliu. Dabar galit skirti 5 minutės, 10 minučių meditacijai arba keliauti į savo darbus. Aš šiandien su jumis jau atsisveikinu ir iki kitų kartų.